Atsipalaiduojam. Kaip gerai. Labas, Rasa. Labas, Laima. Nu tai kaip laikaisi? Puikiai. Noriu pašnekinti tave apie biodinaminę kūno psichoterapiją. Pasakyk man, apie ką tai yra? Apie ką yra biodinaminė kūno psichoterapija? Būtent. Kiek išsiplėsti ar kiek neišsiplėsti? Nu, daug nesiplėsk. Biodinaminė kūno psichoterapija yra apie žmogų. Apie žmogų, kuris... Biodinaminė kūno psichoterapija yra idėja apie žmogų, kuris yra kaip ir charakterio struktūra, mūsų žinomas ego, kuris turi vidinį ilgesį ir siekia eiti į savo pirminę esatį, į savo gyvybinę energiją, į savo kibirkštį, tai kas mes buvom savo tokioj pirminiai idėjai. Kaip gražu, kaip įdomu. Taip, ir jo, tokia man tai yra esminė žinutė, apie ką yra biodinaminė kūno psichoterapija. Apie išėjimą iš savo kompensacijos, iš savo, kaip Gerda Boysen sako, šarvų. Ir tu biodinaminę kūno psichoterapiją taikai jau pacientams. Taip. Savo terapijose. Taip, baigė pirmosius 2 metus, atlikė savo darbus, raštinį darbą, praktinį darbą, lankant savo asmeninę psichoterapiją ir turint savo supervizorių, mes galime po 2 metų dirbti kaip biorealizo terapeutai. Tai labai įdomu, o papasakok mums daugiau apie tos mokslus, kas čia per institutas pas mus atvažiuoja, kas čia per lektoriai ir kaip visą tai vyksta. 4 metai Lietuvoje yra biodinaminė kūno psichoterapija, tai pirmoji sritis, kurią mes pakvietėme į Lietuvą, aš ir tu, mes abu. Vokietijos institutą, kuris egzistuoja jau 30 metų, akredituota Europos kūno psichoterapijai, įkurta Gerdos Boysen, kuris yra toliau auginamas ir metodinamas Ebos Boysen ir Monalizos Boysen. Eba Boysen dar yra aktyvi terapeutė, keliaujanti po visą pasaulį. Taip, jinai buvo čia pas mus. Aplanko ir aplankys dar, tikėkime, ir mūsų šalį ir toliau. Mes juos pasikvietėm, aš juos pasikviečiau, norėdama studijuoti kūno psichoterapiją. Mane labai imponavo Boysen idėja, kad šarvas, mūsų charakterio struktūra, mūsų gynybinis komponentas, su kuriuo mes labai identifikuojam save ir iš tikrųjų man tai buvo labai stipriai smegenis sprogdinantis suvokimas, kad mes esam kur kas daugiau nei mūsų charakteris. Ir Eba Boysen, būdama moteris, man asmeniškai labai priimtino požiūriu, jos strategija terapinė idėja buvo, kad šarvą reikia neskaldyti. Tai buvo pirmoji Aleksandro Loveno ir Vilhelmo Reicho idėja, kaip moteris jį atnešė idėją apie šarvo tirpdinimą, kas man labai susisieja su kraniosakralinė terapija. Tai yra labai minkštas, švelnus ir be galo gilus terapinis metodas, padedantis žmogui eiti į savo prigimtinę savireguliaciją. Būdami vaikai, maži kūdikėliai, mes neturėjom konflikto su savo gyvybinė energija. Mes buvom gyvybinė energija. Taip, iš tiesų konfliktai atsirado nuo to, kai atsirado kompensacija. Ir skaldyti yra tas žodis toksai jau grubus ganėtinai. Tirpdint skamba labai gerai. Skaldimas reiškia provokaciją. Yra daug terapijų ir vis tik didesnioji dalis man žinomų terapijų ir jau esamų Lietuvoje yra apie tokią labiau provokatyvę terapeuto laikyseną, kuomet terapeutas turi tokią vidinę laikyseną, kad jis yra labiau vedantis, labiau žinantis, mažiau lydintis, atspindintis ir toks lygiavertis. Gal tik tai biodinaminėj kūno psichoterapijai terapeutas yra šiek tiek drąsesnis už savo pacientą, už savo klientą ir labiau integravę savo pažeidžiamumą. Tikrai įdomu. Kam siūlytum šitas studijas? Kam sakytum, kad gali jos būti? Aišku, iš tikrųjų tai visiems, o jeigu labiau realiai, šiaip tikrai nuoširdžiai visiems, man tai yra
nežinau, geriausia, kas gali būti psichoterapijos lauke šitas metodas, bet gal ne bet, o ir dažniausiai ateina žmonės jau praėję į kūno psichoterapiją, į biodinaminę kūno psichoterapiją, nes kuo jinai minkštesnė, tai reiškia, tuo jinai labiau ves į pažeidžiamumą. Tai ateina dažniausiai jau pakankamai patyrę žmonės, arba jau baigė psichologijos studijas, ar kažkokias tai vienas ar kitas psichoterapijos kryptis, arba tiesiog žmonės iš socialinių laukų, iš coachingo, iš kažkokio kito terapinio lauko, arba galiausiai jautrios asmenybės, kurios kažkaip siekia savo padėti, savo susigrąžinti galimybę būti laisvu, laimingu, džiugiu, paprastu, taikiu, ramiu žmogumi. Tai kaip aš suprantu, kaip aš girdžiu, tos studijos yra ir savo, kaip saviugdos procesas, ir tuo pačiu mokslas, kaip terapeutui, įrankių renginys terapeutui. Taip, idėja, iš tikrųjų tai yra podiplominės studijos skirtos specialistams, bet ateina žmonės, kurie būna žmonių, kurie neturi, nėra specialistai, nėra terapeutai. Jie ateina dėl savęs. Taip. Tai irgi yra įmanoma ir per tuos ilgus studijų metus, iš dabar mūsų patirties, kurią mes turim iš pirmosios grupės, iš tikrųjų nutinka labai dideli pokyčiai, kai žmonės palieka ir savo senasias profesijas, specialybės, savo ofisus ir pradeda žengti tuos pirmuosius terapinius žingsnius ir mes ten ir mokomės tiek kaip grupės vesti, kaip individualiai, pradedam nuo paprasto darbo, nuo to kūno terapijos, nuo masažo formų, kurios ir yra judinančios, žadinančios į mūsų gyvastį. Super. Gal galėtų kilti toks klausimas, jeigu žmogus nemoka gerai angliškai, arba kadangi tu sakai, iš Vokietijos atvažiuoja, gal kiek čia tų žmonių moka vokiškai, gal porą žodžių apie tai, kaip mes tos mokymus lietuvių kalba. Seminarai visi yra verčiami, didžioji dalis seminarų vyksta anglų kalba, tik išimtis yra vokiečių kalba ir jie yra verčiami. Vienas seminaras yra verčiamas ir iš tikrųjų mūsų pirmoji grupiai nedaug žmonių, bet yra, kurie nekalba nei anglų, nei vokiečių kalba ir jie turi vertimą ir mūsų supervizijos irgi yra verčiamas. Susišneka. Gyvybinė energija, jinai ir taip, tai yra kūno kalba, kuriai kartais labai linksma žiūrėti, kaip dalyviai grupiai, kurie tikrai, tuo metu, tarkim, tą akimirką nėra vertėjo ir būna labai, labai miela, kaip vyksta susikalbėjimas, kaip maži vaikai susikalba visi savo smėlio dėžėje. Nagi ir parodykim kūno kalbos šiek tiek publikai. Šiek tiek apsikabinimo kokį nors. Ačiū, Rasa. Ačiū už tą nuostabų interviu. Geros savaitės.